Vardas Rytė. Galvau, kad sutrumpinimas, bet pasirodo, kad ne. Ir ją reikia šiek tiek pakibint. Rytė. Ji vaikšto į kito varianto paskaitas. Kas tai yra, irgi nežinau. Klausau. Labas. Labas. Rytė, čia tu? Ar čia tu? Taip. Kaip tu gyveni? Gerai. Klausyk, aš skambinu tokiu reikalu. Kokiu? Tau skambina Ramūnas. Aš kaip suprantu, mes kartu lankom kito varianto paskaitas. Gali būt? Nu, aš kitą variantą lankau, bet tai su tokia Ramūnas nepažįstu. Ne, tai gal ne tam, ne kaip čia pasakyti, ne toj grupiai gal esam. Nu, gal. Bet aš tave žinau. Na. Ir norėjau tau, kaip čia norėjau, ką norėjau, nenorėjau, aš tiesiog visada... O tu senai lankai tas paskaitas? Taip, aš jau baiginėjau, man šeštadienį diplomų įteikimas bus. Va, prašau. Aš ne tiek ilgai, kiek tu, bet irgi diplomą gausiu. Bet žinai, kas keiščiausia? Kai ateini tas paskaitas, kad nesvarbu, kad mes kartu mokomės, ne kartu mokomės, bet aš visada tave pastebiu. Tu gali man pasakyti, kodėl taip įvyksta? Na, nežinau. Gal dėl to, kad tu esi kitokia iš kito varianto? Gal? O tu manęs niekada nepastebėjai? Ne. Tikrai ne? Nes Ne. aš esu vieną momentą užgaudęs, kai aš, na, tarkim, einant, žiūri į žmogų, ar ne? Ir Taip. aš tiesiog užgavau tokį momentą, kad mes kokias 5 sekundės žiūrėjom vienas į kitą. Na, aš neužgavau. Gal tu tiesiog, nu, atsiprašau, kad aš taip gal per daug savim pasitikėjau ir tikiu, kad tu tipo galėjai mane žiūrėti. Bet man atrodo... Gali žiūrėjau, aš nežinau, bet neprisimenu. Gali būt. Nu, aš toks tamsus, aukštas, Nu, neprisimenu, bet visko gali būt. žalių akių. Nu, niekis nežiūrėjau. Nu, gerai, nebekamuosiu tavęs. Klausyk, kas tau labiausiai patinka iš kito varianto? Man viskas patinka. Nu, kas labiausiai patinka? Kas tokio yra tokio... Labiausiai patinka, kad ten sužinosi to, ko nesužinai mokyklai. Nu, supratau. O žinai, kas man labiausiai patinka iš kito varianto? Kas? Tu. Aš tai taip nepažįstu. Aš sakau, kad mes matėmės. Nu, gal? Aš tave žiūrėjau. Ne ką? Aš kur mano numerį gavai? Iš kito varianto. Iš kito varianto. Tada paprastai ir duoda. Nu, ne visi duoda, bet kai paprašau, tai duoda. Negali man atsispirti. Tai tu paprašai labai gražiai. Man nereikia prašyti. Aš tiesiog pažiūriu ir man duoda. Aišku. Aišku. Nenori daugiau kažko manęs paklausti? Ne. Tau neįdomu, kas aš ir kaip aš atsiradau? Įdomu, bet neturiu ko klausti. Bet aš nepažįstu, tavęs nemačiau, niekada nepasėdėjau. O jeigu aš tau patikčiau, tarkim. Na, tarkim. Ar tu draugautum su manim? Aišku, tai žinoma. Kodėlgi ne? Tai tu vaikino neturi? Ne, šiuo metu ne. O turėjai? Taip. Kiek laiko draugavai? Paskutinį tai mėnesį. Mėnesį? Taip. O Jėzau. O žinai, kuo aš išskirtinis esu? Nu ir kuo? Aš per savo gyvenimą neturėjau nei vienos merginos. Tu juokauji? Ne. Rimtai? Jo. Matai, kame bėda. Aš tau dabar prisipažinsiu. Keistai. Ilgą laiką man patiko, kaip čia pasakyti, vaikinai. Ir kodėlgi taip? Nu, nežinau, taip švietė. Nu, tipo, eini, matai vaikiną ir jis tau patinka, nu, ką man daryti. O tu, žinai, kai va tas filmas buvo Saulėlydis? Taip, žiūrėjau, man labai patiko. Nu, va, tai tas vampyras įsimylėjo tą merginą ir sakė kažką tokio, va, jaučia ir nesupranta kodėl.
ir negali net perskaityti minčių. Tai man tas pats buvo su tavim. Aš iki tavęs patikėk, kiek vaikinas turės. Ir taip, ir anaip, ir visai. Bet, kai sutikau tave ryte, viskas pasikeitė ir man vaikinai nepatinka, man patinki tu. Aš pakeičiau tave. Jo, tu mane pakeitei. Bet aš tavęs nepastebėjau niekada. Nu, nežinau, gal tau labiau patinka mokslai negu vaikinai, bet aš tave Man pastebėjau. kaip tik nepatinka mokslai, patikėk. Tai tau patinka vaikinai. Taip. Ir nei vienas vaikinas tau iš to nepatiko. Iš ko? Nu, iš kito varianto. Iš kito varianto. Patiko taip kaip draugai, bet tai kaip vaikinas, tai nei vienas, nes ir tai ten pusė išėjo. Nu, Po to. Klausyk, jeigu aš tau patikčiau, Nu, jeigu patiktum, tai labai gerai būtų. mes draugautume. Tai žinoma, o kodėlgi ne? Nieko nepranašiau. Žinai ką, kitas dalykas. Na, Aš tau prisipažinau tokią paslaptį. Dabar tu prisipažink. o ką man prisipažinti? Leisk man pakalbėti. Ką pakalbėti? O gali pasigarsinti? Galiu? Palauk tuoj. Ne telefoną. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, aš per radiją kalbu. Nu va, 1, garsiau. 1, 2, aš per radiją kalbu. Kas? Nu, Per radiją? aš sakau, 1, 2, aš per radiją kalbu. Nu, čia toks patikrinimas. Aišku. Tai va, ką dar pasakysi? Aš per radiją kalbu. Per radiją? Per radiją. Ir tu kalbi per radiją. Kaip per radiją? Nu, kalbi per radiją. Nesikalbėjus per radiją, per VEF, koks ten yra, VEF, nesvarbu. Esu? Kada? Kas tada? Kada kalbėjai per radiją? Nežinau, kažkada. Bet dabar irgi kalbi per radiją. Per radiją? Gyvai? Nu taip, Ar kas manęs klauso? ko gero 500 000 jaunų galvų. Nu kodėl? Nu, nes aš tau paskambinau. O tai kodėl klauso jie? Nu, nes jam patinka radio stotis Zip FM. Jo. Zip FM. Čia mane išdūja. Estrela Double Hero Live at Radistai. Opapa! Labas, mergaitė, tau skambina radio stotis Zip FM ryte ir čia radistas Jonas su tavim. Aš tave išdūriu. Daug dievė, man tikrai nepatinka vaikinai. Man patinka merginos, bet. Klausyk. Klausau. Tu gali kalbėti jau. Taip? Aš galvoju, kad tu žinai, iš kur skambinu, nes kažkaip aš girdėjau savo balsą. Bet, reiškia, aš suklydau. Labai gerai. Ir noriu pasakyti, kad rytoj šis skambutis, kurį dabar tau padariau ir tu kur kalbėjai, atsidurs ant sienos, Facebook sienos, užregistravo tave. Žinau kas. Kas? Andželika. Taip, Andželika užregistravo, tai rytoj ant jos Facebook sienos šitą skambutį rasi ir galėsi pasiklausyti dar kartą, ok? Gerai. Estrela Double Hero jį pristato. Viskas, čiau mergaitė. Gerai, ačiū. Ir nedraugauk su gėjais. Čiau. Gerai. Gerai. Tokia ne per daug reikalaujanti, žiūriu. Mergina. Turbūt čia yra draugė tiesiog. Kaip yra būna sakoma, mergina ir jos draugė. Draugė. Hebra, viskas, turiu su jumis jau atsisveikinti, man atrodo. Nes gatvės lyg